Paulius buvo kalėjime tuo metu, kai jis rašė tą tekstą. Ir žinoma, būdamas kalėjime, jis matė, kaip jis saugojo romėno karys. Žinoma. Ir štai jam kilo idėja parašyti dvasinius dalykus, pasitelkiant tą iliustraciją. Įsivaizduokite, stovi romėnų karys ir jisai nužiūri. Šalmas, šarvai, diržas, kardas, skydas, batai. Ir jisai, įsivaizduokite, apgalvoja kiekvieną dalyką, kam skirtas tas dalykas tam romėnui, galvoja, kam skirtas tai yra. Ir kaip pritaikyti, pritemti prie dvasinių dalykų. Tai yra darbas, mėlyjei, tai yra išminties reikalauja dalykas. Ir jisai viską apgalvoja, jis tikrai nesuklydo. Jis atkreipė dėmesį į vieną dalyką. Labai įdomu vieną dalyką ir aš norėsiu jums kai ką pasakyti, ko jūs dar nežinojot, nes ir aš nežinojau. Į apavą. Jo, sandalus. Tai buvo storapadžiai, tvirti, odiniai sandalai. Ir kas čia tokio yra? Dažniausiai mes, kai žiūrime filmus, mes ir matome, kai romėnai yra ginkluoti, viskas tvarkoj, eina galų, kodėl jų niekas nesulaiko? Ir kai viens ant vieną jie kariauja, stumia skydais, kodėl negali nustumti to romėno, jisai toks stiprus, kas čia per batai yra? Ir kai jis atsisėdęs, jis ne visą laiką stovėjo, greičiausiai romėnas buvo galbūt ir atsisėdęs arba kapėjo, ir jisai atkreipė dėmesį į jo apavą ir ką jisai pamatė, kad jo padas buvo spygliuotas. Romėnų padai yra spygliuotais, tokiais metalais. Kodėl? Kad sukibtų geriau su žeme. Kodėl bucai taip vadinami? Reikalingi bėgikams, futbolistams, kad atspirtis būtų geresnė. Ir romėnai tokius sandalus turėjo. Barbarai tokių neturėjo. Ir jeigu susirėmimas viens ant vieno tikrai nenustums. Todėl, kad labai svarbu, kad jeigu yra kova, kad tu nepaslystum bėgdamas arba ten kovodamas, nepaslystum ir tau paslydęs tau iš karto galvą nukirsto. Kad tu stovėtum tvirtai ant kojų. Jiems buvo labai svarbu, kad jie galėtų neslystant stovėti ir nenukristi, nepaisant priešo smūgių. Tai ir matote, jis atkreipė dėmesį, bet kažkodėl jisai apavą parinko pasiruošimu skelbti Evangeliją. Taigi dauguma tų ginklų Dievo yra skirta gynybai, bet du dalykai yra skirti puolimui. Kas? Kardas ir apavas. Atsiverskime Izaijo 52 skyrių. Aš dar skaitau šitą knygą, jinai man labai patinka. Dar tyrinėju kiekvieną rytą ją. 52 skyrius ir paskaitykime 7 eilutę. O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, to, kuris ateina su linksmąja žinia, skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną, garsindamas išganimą, sakydamas Sionui, tavo Dievas viešpatauja. Aš norėčiau jums pasakyti, kad dabar perskaičiau jums ta žinutė, vienokia yra. Jūs ją išgirdot kažkokią, ne? Dar kartą paskaitysiu. O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, to, kuris ateina su linksmąja žinia, skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną, garsindamas išganimą, sakydamas Sionui, tavo Dievas viešpatauja. Taip, aš išgirdau dabar. Bet kas iš to? Kaip supranta tą tekstą? O dabar aš jums pasakysiu, kaip supranta tą tekstą tuometinis žydas, kur Izaijas sakė tą žinią, tą tekstą. Šiame tekste yra mūšio kontekstas. Vyksta mūšis tarp Izraelio ir priešų. Kiekviena armija turi savo pasiuntinius. Izraelitai taip pat turėjo savo pasiuntinius. Dažniausiai jie buvo greitakojai. Ir kai vykdavo karas, mūšis, tada tie pasiuntiniai turėdavo bėgti atgal į savo miestą, ant kalnų, kad matytų ar ne, duoti ženklą ir pasakyti visiems žodžius.
Tavo Dievas viešpatauja. Tai yra pralaimi priešas. Ir todėl, sako, tai yra nuostabi žinia, vat pamato jie pasiuntinį, visi jį žiūri, kad žinia neša arba pralaimi Izraelis, arba pralaimi priešas. Ir jeigu armija pralaimi, tada karūna karaliui yra saugi ir karalius vis dar gyvas. Todėl čia sako, o kokios dailios kalnuose šauklio kojos, to, kuris ateina su linksmąja žinia, kad laimi tauta. Skelbdamas ramybę, neždamas gerąją naujieną, garsindamas išganimą, sakydamas Sionui, tavo viešpats viešpatauja, karūna vis dar yra pas Dievą. Nahumo 2 skyrius 1 eilutė. Kam sunku, galite paklausyti, nes gal nerasite tos knygos. Bet aš paskaitysiu Nahumo knygą 2 skyrių 1 eilutė. Žiūrėk, kalnais žengia šauklys, nešantis gerą žinią, skelbiantis taiką. Švęsk Judai savo šventes, vykdyk savo įžadus, nes niekada daugiau niekšas per tave nebežengs, jis visiškai sunaikintas. Taigi šauklys, nešantis, kojos simbolizuoja žinios nešimą. Ir todėl Paulius pasižiūrėjo į jo apavą, į kojas. Jamgi primena tai, kad yra linksmosios žinios nešimas. Tai yra žinios nešimas. Bet jam patiko tai, kad padai tai buvo spigliuoti. Todėl Paulius, grįžtam atgal į Efeziečiams laišką, 6 skyrių. 6 skyrių. Ir paskaitykime kelias eilutes. Paulius 3 kartus pasakė, išsilaikykite arba stovėkite. Pavyzdžiui, 11, 13 eilutės, sako 11 eilutė, kad apsiginkluokite, kad galėtumėte išsilaikyti. 13 eilutė, kad sako, visą nugalėję išsilaikytumėte. 14 eilutė, tad stovėkite. Tai va tas ir yra, kad Paulius akcentuoja išstovėti, stovėti, nes va būtent tie spygliai turi padėti įsikibti į žemę. Nes yra 2 mūšio scenarijai. Ir štai koks pirmas scenarijus yra. Paprastai jisai žinojo, kad yra ugningos strėlės, kurios paleidžiamos yra į Romos karius. Taigi didesnis pavojus miesto apgulčiai yra ugninės būtent strėlės. Lankininkai ant sienų gali lengvai šauti strėles, taip atnešdami didelių nuostolių tai armijai. Štai kodėl Paulius sako, išstovėkite. Tai yra pasiimkite skydą ir truputėlį mes turime prisitūpti, kad šios strėlės, kai šios strėlės tiesiog skrieja į mus. Ir mes turime išsilaikyti tą antplūdį. Bet jeigu mes apsisuksime ir bėgsime atgal iš išgąsčio, ar ne, tai tos strėlės tikrai taikys į mus ir padarys didelių labai nuostolių. Todėl Paulius sako, įsispirkite savo evangelijos nešimo kojomis į žemę, pasiimkite savo tikėjimo skydą apsaugai, kad išstovėti prieš velnio strėlės savo skydo, įsispirkite į žemę. Taigi, tuo metu, kai strėlės yra iššautos, viešpatės armija turi tęsti judėti į priekį link miesto, eidami taikos evangelijos sandalais. Ir galite paklausyti, koks ten tas miestas tada yra. Ir Evangelijų pagal Matą 16:8 ten pasakyta yra, kad pragaro vartai bažnyčios nenugalės. Pragaras, Hadės, sudarytas iš graikiškų 2 žodžių arba paslėptas kažkoks nematomas požemio pasaulis, tai nuoroda į mirtį ar kapą. Jėzaus bažnyčia laimės prieš mirties vartus. Ir štai norėčiau paskaityti nuostabų tekstą, kurį atradau Izaijo knygoje. Atsiverskime 40, pavyzdžiui, 2 skyrių. Kodėl mums reikalinga judėti prieki link tos tvirtovės, link tos šėtono citadelės. Izaijo 42 skyrius. Štai paklausykime keletą tekstų, čia bus tame skyriuje. Štai mano tarnas, nuo 1 eilutės. Štai mano tarnas, kurį aš rėmiu, mano išrinktasis, kuriuo aš geriuosi.
Apgobiau jį savo dvasia, kad neštų tautoms teisingumą. Ne šauksmu ar pakeltų balsu, gatvėje nebus girdėti jo balso, nei palaužtos nendrės jis nenulauž, nei blėstačio dagčio negesins. Jis neš tikrą teisingumą, nepails ir nepasiduos nevilčiai. Kurdamas žemėje teisingumą, jo mokymo lauks tolimosios salos. Toliau skaitome 6 ir 7 eilutes. Ak viešpats, tai yra aš viešpats, pašaukiu tave teisumo pergaliai, paėmiau tave už rankos, aš sukūriau ir padariau tave tautos sandorą, tautų šviesa, kad atvertum neregių akis, išvestum iš kalėjimo belaisvius, išvaduotum sėdinčius belangės tamsybėje. Dabar skaitome nuo 22 eilutės skaitome. Štai kad Dievas sako apie savo žmonės. Tačiau ši tauta apiplėšta ir nusiaupta, visi uždaryti rūsiuose, paimti kalėjimus. Jie tapė grobių ir nėra kam jų užstoti, jie apiplėšiami ir nėra kam pasakyti grąžink atgal. Noriu, kad jūs suprastumėte, apie ką čia šiandien yra kalba. Yra kalba ta, kad šiandien yra šėtonas laiko belaisvius žmonės, rūsiuose, tamsiuose, uždaryti kalėjimuose, nuodėmės kalėjimuose, netikėjimo kalėjimuose, nepaklusnumo kalėjimuose, savo tvirtovėje. Sako, jie tapė grobių yra šėtono. Ir nėra kas jų išvaduotų. Nėra. Jie, sako, yra apiplėšiami ir nėra kam pasakyti grąžink juos atgal. Niekas tų žmonių nenori. Jie yra be vilties. Jie godus. Jie ištvirkeliai, jie žudikai, jie tiesiog yra pavergti šėtono. Bet Dievas yra gyvybė, Dievas yra kūrėjas žmonijos. Ir jisai nori paskelbti Evangeliją visoms tautoms. Ne tik geriems žmonėms, bet ir visiems paskelbti. Ypač tiems, kurie yra surakinti jau, tiesiog užvaldyti piktojo. Saugomi yra. Bet tam mums reikia įžengti priešo teritoriją. Ir todėl Paulius, tai kalbėdamas, jis pasakoja, kalba kaip tas vadas, kaip jūs įsivaizduokite, vyksta ruošiamasi mūšį, o čia yra vadas, kuris sako motyvacinę kalbą. Jis sako batai. Batai, būtent Evangelijos nešimo batai pasiruošimu. Nes mes nesitrauksime. Ten matote tvirtovę, ten yra žmonės, ten yra tavo artimieji. Ten yra tavo kaimynai, darbininkai, kiti žmonės ir labiau nusidėję, ir nelaimingi, ir vieniši, ir ligoti. Tiesiog šėtonas bando juos užspausti ir laikyti juos įkalintus. Bet jūs turit nunešti jiems gerą naujieną. Mes turime žengti į tą tvirtovę. Todėl turite būti pasiruošimu apsiavę šitus batus. Pasiruošimu išsilaikyti, pasiruošimu skelbti Evangeliją. Bet tam mes turim dar pasiruošti. Tam mes, kaip minėjau, turime patys savo gyvenimu tikrai atsakyti klausimą, ar aš esu tikintis tikrai žmogus? O kas man yra Dievas? Dėl ko aš einu į tą mūšį? Ar dėl savojo Dievo? Ar dėl to, kad reikia? O gal aš planuoju pabėgti? O gal aš planuoju elgtis savaip, kaip aš noriu? Nesivadovauti? Juk žinote, kas daroma yra, kas palieka mūšį. Jisai žūsta. Arba priešas jį nušauna, arba tribunolas ir jam mirties bausmė. Dezertyras. Niekas tokio vardo nenori turėti. Bet mes žmonės antiek išmandrėję esame, kad ant galvos parašyta dezertyras. A jam vis tiek yra gerai. Žmogus net nesigėdėja ir net gailauja prieš Dievą. Dezertyras. Jis traukiasi. O Paulius sako, turi stovėti. Turi stovėti tuo, kuo tu įtikėjai. Tu turi patikėti, kad Dievas su tavimi. Tu turi stiprus būti viduje, ištikimas jam, būt pasiruošimu skelbti Evangeliją. Turėk apsiauk, sako apava, pasiruošimu skelbti. Nes mes judame. Tai kaip šaudo, tiesiog baigęs tos strėlės, žingsnį po žingsnio eini į tą teritoriją. Ir todėl Apreiškimo knygoje pasakyta, kad žemė nušvis nuo jo šlovės. Ir įžengsit į tą teritoriją. Ir tada paliudys tie narsūs kariai. Narsūs kariai.
Taigi priešas daugybė žmonių laiko įkalinęs už šių sienų. Ir aš kai perskaičiau Izaijo knygui tos žodžius, kur sako Dievas, ši tauta apiplėšta ir nusiaupta. Žmonės yra išdraskyti. Jie nebeturi sąžinės. Jie visiškai nepažįsta, net negirdėję ir apie Dievo gerumą, apie jo malonę, ką jūs esat girdėję. Jie gyvena tamsybėje. Todėl ačiū Dievui, kad jis siuntė Jėzų Kristų iš šviesos į tamsą, kad čia nušvistų kažkas. Jis yra mūsų generolas, mūsų vadas. Ir dabar jisai sako, pirmin. Taigi, sako Dievas, jie uždaryti rūsiuose, paimti kalėjimus, tapę grobių, nėra kas jų užstotų. Jie yra beverčiai. Neberūpi. Pažiūrėkite, žmonės rūpinasi vien savimi. Žmonės skaičiuoja tai tik tai, kas jiems naudinga. Pamato gerą daiktą ir iš karto įma, net nepagalvoja apie kitą žmogų. Net nepagalvoja apie jo sveikatą, kiek jis sveikatos atiduoda darbe, o net nevertina, mato tik tai pinigą. Taigi, kodėl taip nutiko su tais žmonėmis? Ir toliau tęsia Dievas, jo keliais eiti jie atsisakė ir neklausė jo įstatymų. Todėl jis leido jiems pajusti savo pykčio jėgą, įniršį ir karo baisumus. Jis apsiautė juos liepsnomis, bet jie nesuprato. Nudegino juos gaisru, bet ir to jie nepaėmė į širdį. Jau tavo gyvenime griūna viskas ir dar į širdį tau nepaėmė. Suprantat, Dievas degina tave, kyša į krosnį. Gal tu išmoksi nebekišti pirštų tenais. Ne, vis tiek jisai nesikeičia. Dievas sako, siunčiu karą, tam, kad išjudinti tave. Ir dar nesikeičia. Beviltiški jūs esate. Šėtonui įkalinti tvirtovėje. Niekas, tu net euro, net cento nevertas esi, nes tu parsidavęs geiduliams. Nuodėmė, tu priklausomas esi. Bet štai skamba Dievo žodis toliau, to neužsibaigia. Ir sekantis tekstas, tai yra tekstas, kurį per krikštą Danielius Oželis man parašė, kai mane pakrikštė prieš beveik 30 metų. Tai 30 metų jau balandį bus, man lygiai 30 metų, kai pasikrikštėjau. Jis parašė man tekstą, tik dabar suprantu šio teksto prasmę. Taigi, kai Dievas pasakė tos žodžius, kad tauta apiplėšta, sėdi kalėjimuose, rūsiuose, tapo grobiu, nėra kam užstoti, nėra kam sakyti grįžk. Sako, nes jie atsisakė mano įstatymų, neklauso manęs, karo baisumų siunčiau, jėgą, liepsnom deginau, į širdį nepaėmė. Tai tada baigt visą gyvenimą. Ne, nebaig. Štai ką Dievas sako toliau, sekantis tekstas. O dabar šitaip kalba Viešpats, kuris tave sukūrė Jokūbai. Tu, kuris atsukai man nugarą. Nebijok, nes aš išpirkau tave. Aš pašaukiau tave vardu, tai esi mano. Kai brysi per gilius vandenis, aš būsiu su tavimi. Ir upėse tu nepaskesi. Kai eisi per ugnį, nesudegsi. Ir liepsnas tavęs neprarys, nes aš Viešpats, tavo Dievas, Izraelio šventasis, kuris tave gelbsti. Todėl aš ir sakau, mano armija yra mano žmonių. Negalvokite, kad jeigu mes esame tokie, kaip pasakyti, per nelik sąstingyje, kad šiame pasaulyje nėra Dievo žmonių, kurie visiškai atidavė savo gyvenimus. Yra tokių. Yra Lietuvoje tokių žmonių. Yra kiekvienoje bendruomenė tokių žmonių. Tik tu nežinai, kur tas žmogus yra. Bet aš žinau, kad tai yra Dievo armija. Tai yra tie, kurie turi visus Dievo ginklus. Ir tos apavus. Ir jie pasiruošę žengti į tą tvirtovę. Galbūt ten tu esi to tvirtovėje. O gal tu esi tas karys, aš nežinau. Tik aš žinau vieną, kad tu turi ruoštis. Tu turi eiti pilnai 100% žinodamas, kam tu tarnauji ir kad tu visiškai klausai savo vado nurodymų. Bet jeigu tu esi toje tvirtovėje, Dievas sako, nebijok, aš ateisiu. Nes mano žmonės, jie skydais ginasi nuo tavo įkalintojo strėlių ugningų. Jie nebijo ugnies, nes aš jiems pasakiau, eisi per ugnį, aš tave išsaugosiu. Jie nebijo vandens, jie nebijo nuskęs, nes aš jais pasirūpinsiu. Bet žinok, aš tave vis tiek išvaduosiu. Aš tau paskelbsiu tą gerąją naujieną. Aš pasakysiu, kad Dievas valdo, o ne piktasis tavo gyvenime. Ir kad viltis yra ištrūkti tau iš tavo priklausomybių, iš tavo visų tų nuodėmių, kurios
traukia tave iš tavo nepaklusnumo, neištikimybės ir aš tave ištrauksiu iš to. Duosiu tau tą šviesę viltį. Citadėlė grius. Bet klausimas, ar tu norėsi perėti pas mane? Ar tu norėsi prisijungti prie mano tos atgimusios tautos? Todėl šiandien yra daug žmonių. Ir Jėzus pasakė, kai tik bus paskelbta ši karalystės evangelija, tada ateis galas. Ne karai, ne kažkokie suspaudimai, sankcijos užbaigs pasaulio istoriją. Bet kai citadėlė į tą tvirtovę piktoje įžengs Dievo tauta su liudijimu, tada bus galas. Pabaigai noriu štai ką pasakyti. Iš Dievo nepasityčiosi, brangusis. Iš Dievo nepasijuoksi. Galbūt dabar tu gali tai padaryti. Gali straipsnį parašyti blogą. Gali žmonės pasityčioti iš Dievo, matydami tavo gyvenimą. Galbūt. Bet Dievas turi ištikimų žmonių. Jis savo tautą turi. Ir dėl tos tautos Jėzus ateis. Tik štai Jėzus sako, kai aš ateisiu, ar rasiu tikėjimą žemėje. Labai sunku atrasti yra ištikimų. Aš supratau vieną, kad jeigu aš būčiau vadas armijoje, man labai, ir duotų man užduoti specialią operaciją padaryti kažkokią, išvaduoti kažką, suprantat. Aš žinočiau vieną kaip vadas. Labai svarbu turėti būrį, kuris visiškai pasitikėtų tavimi ir būtų vieningas. Visiškai atsidavęs tam tikslui. Nes tada gali viską padaryti. Bet jeigu žmogus eina į kompromisus, bando savo įterpti kažką tai, tada griūna. Vienybės nėra, nebus pasiektas tikslas. Kodėl šiandien mūsų nedaug? Todėl, kad žmonės tie, kurie čia turi būti, jie dabar yra toj citadėlėje, to yra tvirtoviai. Gal mes bijome eiti kovą? Gal mes netinkami esam pasiruošę skelbti Evangeliją patys, nebūdami pavyzdžių. Bet šiandien žinutė yra nuo Dievo. Apsiaukite batus. Apsiaukite batus pasiruošimus skelbti Evangeliją. Įsispirkite į juos. Ruoškitės, būkit pasiruošę ir išgirsime tą momentą, kada Dievas sakys laikas puolimui. Bet turite būti tam pasiruošę ir tam duotas bus vėlyvasis lietus. Laikas puolimui. Todėl aš kviečiu jūs apmąstyti apie tai, pagalvoti, rimtai pagalvokite, ar jūsų gyvenimas visiškai priklauso Dievui. Ir pamatysite, ką Dievas padarys jūsų gyvenime ir per jūs, vardant tų, kurie dar skęsta tamsoje, nes Dievas nenori palikti nei vieno pražūti. Toks yra Dievas, kurį aš garbinu ir kurį jūs taip pat garbinate su manimi. Amen.